Laida pristato. Laida remia. Besikūrenčioje Babilono individualių namų gyvenvietėje tik iš aukštos kokybės ir ekologiškų medžiagų statomi gyvenamieji namai pagal kliento pageidavimus ir poreikius. Babilono gyvenvietė. Laikas įgyventi savo svajonę. Sako, kad kai politikai numiršta, jie pakliūna į pragarą, kur jiems tenka vykdyti savo rinkimų pažadus. Plačiau miestelio naujienas aptars Politikių klubas. Žinote, kolegė, skandalingasis Panevėžio rajono socialdemokratas Vytautas Rapolas Gritėnas mestelės bjaurią repliką vyriausybės atstoviai ne tik nesulaukė pasmerkimo, bet ir uždirbo pramogų ir savo bendrams. Kaip tai pramogų, nesupratau? Labai paprastai, prieš porą savaičių Ukmergės rajone Siesikų seniūnijoje prie Ilgojo ežero esančioje kaimo turizmo sodyboje beveik 30 Panevėžio rajono politikų, savivaldybės administracijos vadovų, skyrių vedėjų bei specialistų 2 darbo dienas mokėsi etikos, tolerancijos, pakantumo vienas kitam. Ta prasme, kaimiečius mokė mandagumo? O, labai tiksliai pastebėta. Kaimiečiai mokėsi būti mandagus. Juk žinai, jie įpratę elgtis su kiauliam, karvėm, arkliais, o žmonės mato rečiau nei galvijus, tai elgtis žmoniškai nelabai moka. Na, tai aš žinau, teko gyventi kaime. Šiais laikais žmogų rasti kaime labai sunku, vien valkatus ir prasigėrėliai. Tai štai, kolegė, kokia nepriklausomybės kaina. Pasigėrė kaimai ir gyvuliškas bendravimas. Tai va, tęsiu toliau. Mokymų dalyviams, paskaitos ir užsiėmimai, apgyvendinimas ir maitinimas nekainavo nė centą. Čia tai bent to kas sumokėjo? Kas? Mokesčių mokėtojai sumokėjo. O kas dalyvavo tuose mokymuose? Na, kaip ir sakiau, bet pirmuose mokymuose dalyvavo 5 patys aršiausi politikai. Žagunis, Gritėnas, konservatorė Grigienė, liberalsąjūdietis Katinas ir liberalcentristas Girštautas. Na, žinoma, po to dar seniūnai ir taip toliau ir panašiai. Tai šitie dabar bus geriausieji, mandagiausieji? Na, manau, kad taip, juk 2 paras mokėsi. O kitų nemokės? Mokys, nes ne visi spėjo pasimokyti, tad kitiems mokymus darys dar rudenį. Bet man patiko, gal reiktų ką nors iš ko neveikti, gal ir mane priimsi tuos nemokamus 2 dienų kursus. Pailsėsim, pavalgysim dikai ir pasibūsim kaip žmonės. Na, jūs, kolegė, kaip norite, bet aš nenoriu. Gal aš kaip nors pati santūrumo išmoksiu. O beje, kaip Gritėnas jaučiasi po mokymų? Tu žinai, jokios jam naudos iš tų mokymų. Jis ir sako toliau, kad tarp tarybos narių vyksta dvipusis bendravimas. Su nachalais ir toliau bendraus nachališkai, o su kultūringais kultūringai. Tai va, šitau, pinigai ir mokymai kaip į balą.